Kodėl čia tas kapotas tokios matinės spalvos? Baromukai. A negėda tau tokius klausimus uždavinėti. Taigi nuo kapoto pašalinti yra išpodažytoje medžiagų prasėdimai. Viską mes išvedėm iš pačio lako ir jis šiuo metu yra nušiauštas, todėl toks ir matinis. Kas mus žiūri, o kas tik pradėjo mus žiūrėti, galima visada pavartyti mūsų puslapio videkus, mūsų puslapio archyvą ir pamatyti vieną iš mūsų darbų G30 5 serijos BMW, kuris atkeliavo iš Kalvarijos. Tai šiandien mes gaivinam ir gražinam Mercedeso markės automobilį to pačio savininko. Paragavęs mūsų paslaugos žmogus negalėjo sustoti. Ant automobilio buvo nemažai duobių pakrušos, kurios išlygino meniniu būdu. Automobilio kėbulas buvo nekokybiškai paruoštas. Stipriai visas medžiagas susėdo į tos ryškės, į tos šveitimo momentus, į tos glaistimo momentus. Buvo baisu, nudažytas gerai, nieko negaliu pridurti, bet tačiau pats paruošimas, ar tai yra dėl medžiagų kokybės, ar tai yra dėl pačio paruošėjo patirties. Tai šiuo atveju labai buvo dėkinga automobilio spalva, kadangi ant kažkokios pastelinės spalvos tokių prasėdimų mes nebūtumėm išvedę ir šiuo metu mes įblizginam, poliruojam, kaitinam. O kaip dabar lengvai poliruojasi po švietimo ar ne? Kai automobilio elementą kažkokią detalę paruoši poliravimui, nušiaušdamas visą paviršių, tai tuomet yra labai patogu ir komfortiško poliruoti, blizginti, kadangi įbrėžimų gyliai, įbrėžimo dydžiai nesiskiria vienas nuo kito, o visas plotas yra vienodų įbrėžimų. Bet ne visais atvejais reikalingas šiaušimas, nes geriau automobilio dangą pasaugoti ateičiai, kad kuo didesnis sluoksnis liktų, nes ateityje vis tiek, kadangi automobilis yra eksploatuojamas, dar ne vieną kartą bus pažeidimo ir dar ne vieną kartą teks šalinti brėžimus. Po pirmo etapo keliausim prie antro ir trečio etapo. Ir galutiniam variante pagal kliento pageidavimus automobilis bus padengtas ir užkonservuotas žiemos metu su keramikinė apsauginė danga. Klausim mes per aną videką, kiek kainavo tam žmogui G30 projektas. Tai vat labai įdomu dar kartą išgirsti jūsų nuomonę, kiek atsistojo sekantis projektas, šiuo atveju Mercedeso projektas. Paminėkime, kad priekinis galinis bamperis dažomas. Priekinis bamperis dažomas dėl stiprių įdaužų, visas bamperis nušertas akmenukais, o galinis bamperis, kaip pats minėjo savininkas, kad prieš tai meistrų tie, kurie dažė automobilį, teisingai nebuvo įstatytas, sureguliuotas. Visa problema buvo ne bamperio sureguliavime, nes iš esmės bamperiai nesireguliuojami. Reguliuojasi tik tais kapotas, sparnai, durys, galinis dangtis. Šiuo atveju galinis bamperis blogai stovėjo, ko pasiekoje galinis dangtis nutrynė bamperio viršų. Mes radom neteisingai įvirintą kampą. Pervirint galimybių nėra, tai sužaidėm su galinio dangčio reguliavimu, bei šiek tiek pakoregavom galinio bamperio kraštinius laikiklius. Papasakok apie dažų korekciją šitam automobiliui. Kadangi buvo priekinis bamperis išlestas akmenukas, tai taip pat buvo ir ant priekinio sparnų, ir ant variklio dangčio akmenukų įdaužas. Taigi atėjom visą kėbulą ir atlikom dar kėbului papildomai dažų korekciją, priauginant dažus ir laką, kurį vėliau sušveitėm. Gerai, o tu, pavyzdžiui, moki dažytą, ne? Moki ir poliruoti, bet kaip tu manai, kaip kiti poliruotojai susitvarko su šia problema, kaip prašveičia, tarkim, lako sluoksnį, jeigu jie, pavyzdžiui, nemoka dažyti, tom neužsiema? Kaip kiti susitvarko su šia problema, net neįsivaizduoju. Ta prasme, jie vis tiek vieną arba kitą išeitį suranda. Tai arba atlygina žalą finansiniu būdu klientui, arba apsikrauna ir apsiema pas kažkokius tai pažįstamus kolegas ištaisyti prašveitimo momentą dažymo būdu, nes vienaip ar kitaip žalą reikia atlyginti. Poliruotojas tai nėra kažkoks tai burtininkas arba stebukladarys. Jis toks pats mirtingas žmogus, kuris daro klaidas ir ne visada poliruotojo klaidos yra jo klaidos. Tai šitoje vietoje žalos atlyginimas, aš manau, tai yra tiesiog derybų reikalas ir gebėjimas išspręsti situaciją vienokiu arba kitokiu būdu.